Nu ką, šiandien valgom pizzą, žiūrėsim, kaip mūsų organizmas ją reaguoja ir matuosime gliukozės arba cukraus šuolį kraujyje šio stebuklingo prietaiso pagalba. Turim pizzą, nevalgysim ir bandom. Kad rodmenys būtų teisingi, prieš tai nevalgiau 16 valandų ir mano cukraus kiekis šiai minutei yra 5,8 mmol. Taigi praėjo 4 valandos ir laikas pažiūrėti rezultatus. Rezultatus matote čia. Cukraus norma pakilo, bet pakilo ne tiek daug. Gal dėl to, kad tas pusdienis buvo gan aktyvus mano, išnaudojau visą cukrų energijai. Buvo pakilimas virš normos ribos, buvo pirmas šuolis tai iki 7,3, sekantis šuolis iki 7,7 ir paskui jis normalizavosi ir kaip ir viskas praėjo. Toks rezultatas, ačiū, ate.